Visiems geros dienos. Šiandieną darysim tokį labai skanų desertą. Čia turim kiaušinius, įmesim žiupsnelį druskos ir plakam. Jau kaip turim išplakyti iki putų kiaušinius, bersim pauriškį cukrų. Na, turim jau įsiplakę kiaušinius iki stamdžių putų. Čia turim miltus atsijotus, įdėsim juos 1,5 žvaigždelio kepimo miltelių. Ir plaksim toliau. Taip pat įpilsim 3 šaukštus pieno. Maždaug taip. Ir taip pat aliejaus. Ir dabar sukratysim mūsų šokoladinę kakavą. Nu ir dabar įsipilam mūsų paruoštą formikę. Mūsų biskvitą šokoladinį. Ir šaunam į kaitintą orkaitę ant 180 laipsnių 30-35 minutėm. Mūsų biskvitas iškepė labai gerai. Dabar mums reikia laukti, kol jisai visai atšals. Čia turim jau pilnai atšalusią biskvitą, mes jį pašlakstysim dabar su sultim. Čia mes pasidarysim kremą. Supilam 400 gramų grietinėlės plakimui. Įsidedam varškės sūrelį tokį. Ir čia turim rūgštelės. Dėdam rūgštelės. Iškart galime įpilti vanilės ekstrakto. Ir įsimaišom nuo kupų kol kas. Nu, įdėdam apsukas, kratom biškį cukraus pudros. Sukratom visą. Ir įpilsim biškį želatino. Pas mumis yra jau ištirpęs, truputį. Na va, kremą turim. Supilsim mūsų kremą. Čia turim migdolų. Pasirinksim truputį. Pasmulkinsim. Čia įsiversim tokį glajų užpilti ant mūsų torto. Čia yra 300 gramų pieno. Tai dėsim
4 šaukštus kakavos. Užteks ir 3. 3 su kaupu, gerai. Ir maišysim. Pamaišom, pastoviai maišom ir įdedam cukraus. Maždaug 60-70 gramų, 4,5 šaukšto. Jau viskas burbuliuoja. Nu, va, turim užsipylę. Ir dabar dar migdolų. Nu, iššaunam iš šaldytuvo dabar pusvalandžiui gal. Nu ir žiūrim, kas čia gavosi, kokia pasaka. Visiems skanaus, prie stalo ir iki sekančio.